Roterdame vykstančiose Europos universitetų sporto žaidynėse lietuviai iškovojo pirmosius medalius. Tai padarė bronzą laimėjusi Vilniaus universiteto stalo tenisininkų rinktinė. Džiljetos Liepinaitinės auklėtinėms nedaug trūko, kad būtų galėjusios pakovoti ir dėl aukštesnės prabos apdovanojimų, tačiau pusfinale apmaudžiai po atkaklios kovos 2-3 nusileista Varšuvos Kozminskio universiteto merginų rinktiniai. Žinoma, apmaudu, bet vis tiek kova buvo gera ir visgi geriau pralošti sunkioje kovoje negu tiesiog 3-0. Tiesiog gaila, bet vis tiek džiaugiamės dėl savo rezultatų. Tikėjomės 8-ukę papult, bet pakliuvom į 4-ukę ir kaip matėt, kova buvo dėl patekimo net į finalą tokia arši, tai mes labai džiaugiamės medaliais. Kaip pamatėm iš tikrųjų skirstimą, tai yra 8-ukės burtus, su kuo žaisim, tai neatmetėm tokios galimybės, kad iš tikrųjų galim daryti tiek toli. Tai viskas gerai susiklostė ir mums pavyko. Vilniaus universiteto stalo tenisininkėms bronzos apdovanojimai bus įteikti sekmadienį. Europos universitetų sporto žaidynių prizininkėmis tapo Ieva Vencovičiūtė, Auksė Gecevičiūtė, Ingrida Preidžiūtė bei Monika Tamulionytė. Martynas Balevičius, Andrius Kazokaitis, Roterdamas.